Karjeros startų ryžtingas jaunųjų Lietuvos kartingų slalomo atstovų nusiteikimas. Ir nebereikalo. Valencijoje mūsų šalį atstovaujantis Linas Volungevičius ir Meda Mickeliūnaitė kvalifikacijoje buvo vieni greičiausių. Linas po savo važiavimo asmeninėje lentelėje liko pirmas. Tai prieš varžybas labai daug ruošėmės, 4 kartus per savaitės važinėjome tarp bokštelių, taip pat kaip čia. Ir tai labai skiriasi, sakyčiau, labai skiriasi, nes trasa kaip ir kiekvieną kartą nauja. Nėra kaip ir konkrečios vienos trajektorijos, tu turi viską pats susirasti, prisiminti ir tai šiek tiek skiriasi, greitis galbūt mažesnis. Meda po 2 kvalifikacijos sesijų liko 4. Linas važiavo labai gerai ir Meda labai gerai, šaunuoliai. O bendroje lentelėje Lietuvos atstovai užfiksavo 3. vietą ir rytoj kovos jau top 16 etape. Jaučiuosi be galo gerai, labai laiminga, kad čia atvykau, labai laiminga, kad iš vis pradėjau tą kartingų sportą. Labai faina atmosfera. Pasak kartingų slalomo atstovų, šioje disciplinoje daug ką reiškia ne tik greitis, bet ir strategija. Reikia labai daug atminties ir labai geros strategijos. Tad atmintis yra pirmas dalykas, kurį reikia turėti ir lavinti. Tai viskas gali prasidėti nuo pačių eilėraščių arba kai pamatai trasą, tu turi susikurti tam tikram sektoriui vardą. Ir pavyzdžiui, ten Aldona, Alvydas ir panašiai, tu turi taip atsiminti.